Tai nepaprasta istorija. Tokia graži ir tokia trapi, kad net baugu ją pasakoti garsiai. Tarsi prieš televizijos kamerą galėtų sudužti. Tačiau šių namų šeimininkai nė nemirkteli. Kalbėsime. Gal bent tiek padėsime tūkstančiams kitų porų. Gabija, 4 metukų Gabytė. O čia jos broliukas Vidmantas. Jam dar tik 5 mėnuo. Šioje istorijoje jie svarbiausi. Štai ir Alma, kaip šypsodamasi prisistato, laimingiausia pasaulyje mama. O prieš 10 metų atrodė nelaimingiausia moteris planetoje. Buvom jauni, nenorėjom dar vaikų, sakėm anksti mum ir visokie darbai, viskas, sakėm, dar palaukiam ir paskui, kai pradėjom jau norėti, jau žiūrim, kad nieks nesigauna. Mėgintuvėlis. Toks galiausiai buvo medikų sprendimas. Jiedviem su vyru buvo likusi vienintelė vadinamoji dirbtinio apvaisinimo procedūra, nors nieko dirbtino joje nebuvo. Mėgintuvėlyje sujungtos paimtos Almos ir jos vyro lytinės ląstelės, tos pačios, kurios kitais atvejais susijungtų natūraliai moters organizme. Paauginta inkubatoriuje, embrioną netrukus ten į Almos organizmą ir perkelė. Bet iki laimingos pabaigos buvo dar labai toli. Buvo tik tai vienas tas embrionas ir aš su juo pastojau ir man 16 savaičių persileidimas buvo. Ir jau visi sako, jau čia tau psichologiškai bus viskas. Aš vis tiek nusiteikiau ir sakau, ne, man sakau, viskas bus gerai, aš vis tiek turėsiu dar vaikų. Nors ir tai buvo baisu viskas, bet va, Gabija gimė. Tai Gabija antra jau buvo. Antro bandymo. Taip, neapsakomas jausmas, nes kai nėra vaikų, nėra prasmės, kad kažkaip gyveni ir gyveni, o kai atsiranda vaikas, tai kažkas tai atsiranda, nemoku net papasakoti. Po 3 metų jiedu su vyru ryžosi dar kartą. Hormonai, tyrimai, procedūros, ta pati istorija vėl nuo pradžių. Nervinga ir ilga istorija. Vidmantas gimė lyg atpildas už beprotiškai kantrų laukimą. Gerai, kaip aš norėjau dar pasakyti, kad yra pinigų. Kad va, turi, dirbi, uždirbi ir gali tai pasidaryti, nes čia pas mumis tai niekas kompensuoja nieko. Kas neturi jų, tai va taip ir visą gyvenimą gali gyventi ir neturės. Nes nėra, iš kur paimti, kainuoja. Labai? Gabija kainavo. Ir vaistai, ir tas apvaisinimas tikrai kainuoja. Tai žmonėm, tai skaitykiu viskas, psichologiškai. Gali nusiteikti, kiek noriu, o jeigu neturi už ką. Ir nebus tos laimės. Mes kalbame apie 10 000. Taip. Dirbtinio apvaisinimo procedūros Lietuvoje daromos tik privačiai. Alma su vyru nedvejojo. Abu kartus pasirinko gydytojos Gražinos Bogdanskienės vaisingumo centrą Vilniuje. Mes tikrai labai dėl jos džiaugiamės, nes taip viena procedūra po kitos sėkmingos ir dar skirtingų lyčių vaikeliai, mergytė ir berniukas, ir sveiki, tai mes čia tikrai nepaprastai džiaugiamės. Žinot, mums tikrai yra labai didelis pasitenkinimas ir mes tikrai nuliūstam, tikrai labai nuliūstam. Aš sakau, gal žmogui, žinot, žmonės ir nežino, pacientai gal ir neįsivaizduoja, kad mes tikrai pergyvenam, kai pavyzdžiui, kai procedūra nepasiseka dėl daugybės priežasčių ar embrionų kokybės. Ir statistika pasaulinė yra tokia, nėra 100%, niekur medicinoje nėra 100%. Esame pirmieji tą procedūrą išmokė, pirmieji Pabaltėje, nuo 1990 metų pradėjome jau domėtis. Tai, sakykime, jau patirti šioje srityje yra jau 19 metų. Tai Pabaltėje tikrai niekas neturi tokios didelės patirties. Mūsų centre pacientai gali tikėtis tikrai labai kvalifikuotos pagalbos, tokios pačios, kokios jie galėtų tikėtis kitose vakarų Europos valstybėse, imkime ar Angliją, ar Daniją, ar Vokietiją, ar Švediją, ar Suomiją, bet kurią šalį. Mūsų žinios tikrai nieko nenusileidžia. Ten dirbančių kolegų žinioms laboratorijos irgi atitinka europinius standartus. Tačiau darytis tas modernias procedūras Lietuvoje išgali tik kas 10 pora iš tų, kurioms reikėtų. Skaičiuojama, kad tokių kasmet būtų apie 3000. Procedūrų atliekama tik 500. Lietuva viena iš nedaugelio šalių, kuriuose dirbtinio apvaisinimo valstybė nekompensuoja. Žmonės skolinasi pinigėlių, žmonės skolinasi privačiai, ima paskolas. Mes, aišku, taikom ir tam tikras nuolaidas, taikom ir sakykime, esame ir labdarai darę procedūrų.
Žmonės labai išgyvena vien dėl problemos, jie turi tikrai, negali sakyti, psichologinių problemų, bet tai, kaip pacientės kartais sako, kad toks plaktukėlis galvoje kala, kad tiesiog kiekvieną rytą aš negaliu pastoti. Ir žinot, ir tas jau tiesiog žmogus pasidaro tikrai labai dideliai įtampoj. Ir tas šeimoje sukuria tam tikrą įtampą. Ir aišku, mes stengiamės kiek įmanoma būti kartu ir psichologais ir stengiamės kiek įmanoma porą, žinot, palaikyti morališkai. Mes jau stengiamės iš savo pusės, kiek galima, aišku, žmonėms padėti. Mes pakartotinai procedūrai, bet kuriai dirbtinio apvaisinimo procedūrai, turiu galvoje, taikome 10% nuolaidą, o sausį žadam taikyti 10% nuolaidą visoms procedūroms, kad ir nepriklausomai kiek kartų žmogus kreipėsi, ta prasme, kad ir pirmą kartą kreipėsi. Pakartotiniams, aš manau, ta nuolaida bus dar didesnė. Galėčiau prižadėti, kad tai būtų 15%, netgi ne 10%. Labą dieną. Jėzau, kaip gražu. Neišleisti tūkstančiai, nei išvargti metai šiandien nebesvarbus. Visa tai nublanksta, kai esi šitaip labai apdovanojamas. Biologinis laikrodis tiksi, jisai nežiūri krizę, ne krizę, kokia ta ekonominė situacija. Tiesiog, kad jeigu galimybės leidžia, kad stengtis kiek įmanoma mažiau klausyti, kas iš tiesų toj šaly darosi. Išlipsime iš tos krizės, ta prasme, aš įsivaizduoju, kad išlipdavom iš visų krizių, išlips šalis ir iš tos krizės. Vis tiek valstybė tai yra protingas vienetas ir kažkaip tai tikrai išsikapstysim. Bet, pavyzdžiui, kiaušialąstės nelaukia, senėjimas, organizmas sensta. Visi senstam, labai gaila, bet medicina dar nesukūrė tokios priemonės, kad sustabdytų senėjimą. Tai tarkim, nepriklausomai kaip atrodom, pavyzdžiui, mes išlauksim krizę, praeis ten 2 ar 3 ar 5 metai, bet, pavyzdžiui, moteriai, kurie yra 35 metai, jai galbūt bus jau 40. Tai rezultatai pastojimo bus žymiai blogesni. Kartais reikia būti labai ryžtingam, kad dramatiškos istorijos baigtųsi laimingai.